namo, prie tvoros pririštas arklys, kur turi būt mano. Gražuolė žmona klausila žmonelė, kaip galbūt, kieno čia pririštas arklys, kur mano turi būt. Žioply tu nieko nematai, tu girtas kaip šuva, marga karvutė pririšta, ją atvedė mama. Kraštų aš keliavau, visuos kraštuos buvau, tačiau aš karvės su balnu tai niekur nemačiau. Ir antrą kartą girtas aš vos paršliaužiau namo, ant sienos kabo skrybėlė, kur turi būt mano. Gražuolė žmona klausila žmonelė, kaip galbūt, kieno čia kabo skrybėlė, kur mano turi būt. Žioply tu nieko nematai, tu girtas kaip šuva, naktinis puodas kabo čia, jį atnešė mama. Kiek daug kraštų aš keliavau, visuos kraštuos buvau, naktinio puodo iš šiaudų tai niekur nemačiau. Trečią kartą girtas aš vos paršliaužiau namo, ant kėdės kabo kelnės ten, kur turi būt mano. Gražuolė žmona klausila žmonelė, kaip galbūt, kieno čia kabo kelnės tos, kur mano turi būt. Žioply tu nieko nematai, tu girtas kaip šuva, šnaždamas godė kabo čia, ją atnešė mama. Kraštų aš keliavau, visuos kampuos buvau, tačiau mazgotė su diržu tai niekur nemačiau. Ketvirtą kartą girtas aš vos paršliaužiau namo, ant pagalvės guli galva, kur turi būt mano. Gražuolė žmona klausila žmonelė, kaip galbūt, kieno čia guli ta galva, kur mano turi būt. Žioply tu nieko nematai, tu girtas kaip šuva, kopūsto guli čia galva, ją atnešė mama. Kiek daug kraštų aš keliavau, visuos kraštuos buvau, tačiau kopūsto su barzda tai niekur nemačiau.